Sveiki, smagu vėl susitikti. Čia Justina, įtraukos dėsnio antradieniai, mūsų gyvi susitikimai, šiandien jau antras. Praeitą kartą kalbėjom apie traukos dėsnį ir pinigus ir skolas, apie tai, kaip atsikratyti skolų ir kaip pritraukti daugiau pinigų, tad būtinai susiraskite tą praeitos savaitės įrašą, jeigu jo dar nematėt. Jeigu prisijungėt čia, tai parodykit man ženklą, kad mane girdit, pakomentuokit, atsiųskit man širdelę ar uždėkit laiką. Smagu vėl susitikti. Šiandien mūsų tema yra širdies ir proto norai. Ir noriu pakalbėti apie tai, kad kai mes turim kažkokį tai norą, tai yra tarsi mintis, idėja, norim, kad kažkas ateitų, kartu tame yra ir kažkokia emocija. Ir šiandien mes kalbėsim apie tai, kaip yra svarbu įvertinti tiek tą mintį, norą, kurį turim, tiek savo širdį, kaip mes dėl to jaučiamės, kokią emociją mums tai sukelia. Ir pirmas dalykas, kai pradedam galvoti apie norus ir apie tai, ką bandom pritraukti ir kur susidurėm su sunkumais, nes jeigu nesusidurtumėm su sunkumais, tai tikėtina, kad nereiktų apie tai daug ir galvoti, ne? Pagalvotumėm ir ateitų. Bet jeigu kažkoks noras stringa, ilgai nesipildo, tai vienas dalykas, ką svarbu padaryti, tai yra įsivertinti, ar tas noras yra tikrai mano. Nes kai aš atsimenu, kai aš mokiausi ekonomiką, esu ekonomistė ir po to dirbau kurį laiką su tokio internetinio puslapio administravimu susijusiais reikalais ir, žodžiu, po to susitikau, atsimenu, vieną savo buvusių mokytojų ir jinai sako, kodėl tu nedirbi pagal specialybę. Ir aš tada pagalvojau, tikriausiai man reikėtų padirbėti pagal specialybę. Ir aš įsidarbinau ir dirbau ekonomistę kelis metus. Ir tas noras, apskritai būti ekonomistė gal ne visai buvo iki galo mano noras. Aš ten pakliuvau, taip daugmaž atsitiktinai dėl to, kad neįstojau ten, kur norėjau, bet atsidūriau ekonomikoje. Ir džiaugiuosi, kad visa tai atsitiko, bet tai nebuvo iš esmės mano noras. Ir aš nesistengiau dėl jo taip, kaip galbūt reikėtų stengtis, taip kaip stengiasi tie, kuriems tai buvo pirmas pasirinkimas, jie tikrai ten norėjo būti ir tikrai norėjo kažką su tuo veikti. Ir gal jau esate tą girdėję, bet aš vis ir savo primenu ir kalbu apie tai, kad jeigu yra mūsų mintis, proto magnetizmas, magnetas, kuris traukia pagal mintis, kurias mes galvojam, ir yra mūsų širdies magnetas, tai yra jausmai, emocijos, kaip mes jaučiamės, tai širdies magnetas yra 5000 kartų stipresnis, tai yra daugybę kartų stipresnis negu mintis ir dėl to labai svarbu yra ne tik tai galvoti norą, bet kartu ir pastebėti, kaip aš jaučiuosi, kai tą norą galvoju. Ir čia man įstrigo Editos mintis. Edita mokosi dabar pas mane traukos dėsnio magijos programoje iš naujo, nes kai nusiperki tą programą vieną kartą, tai gali po to prisijungti visus kitus kartus vėliau, kai ta programa vyksta gyvai, gali jungtis vėl nemokamai. Ir Edita prieš tai mokėsi pas mane prieš gal kokius 4 metus. Ir jinai dabar parašė, kad sako, matai, kiek turėjo pradėti laiko, kol aš pradėjau suprasti, kad kaip yra svarbu tai, kaip aš jaučiuosi ir kad reikia pastebėti tai, kaip aš jaučiuosi, ne tik tai, kokią aš turiu norą, bet ir kokią man tai kelia asociaciją, kokią mintį man tai kelia. Tai žodžiu, pradėti pastebėti, kaip jautiesi ir stebėti, kaip jaučiuosi, daugeliui mūsų gali būti nelabai įprasta, nes mes vis norim padaryti save racionaliom būtybėm, kad kažkaip logiškai mąstytumėm ir viską nuspręstumėm galvodami, vadovaudomės racionaliu protu, bet mes nesame iš esmės racionalios būtybės, kai kurie gal yra labiau racionalūs, kai kurie mažiau, bet iš esmės mes emociškai nusprendžiam ir tada racionalizuojam savo sprendimą, tai žodžiu, pradėti pastebėti, kaip aš jaučiuosi, kai galvoju norą. Ir man atrodo, viena tokių dažniausių situacijų, dėl ko noras nesipildo, yra tai, kad mes jaučiam daug baimės ir dalis mūsų jaučiasi nesaugiai, kad nesaugu yra tam norui išsipildyti. Ir baimė tai nereiškia, kad nereikia kažko daryti. Pavyzdžiui, aš ilgą laiką norėjau vesti mokymus, bet turėjau labai didelę viešojo kalbėjimo baimę. Ir, sunku atsistoti prieš auditoriją ir kažką gero pasakyti, kai paniškai bijai ir nori tik tai skrandį žemę prasmegti. Ir dėl ko aš turėjau tą viešo kalbėjimo baimę, tai daug žmonių ją turi, daugelis.
Bet gal mano atveju jinai dar buvo pastiprinta, nes aš kai mokiausi mokykloje, tai paskutinius ten kelis metus, kažkoks buvo priimtas mokyklos vadovybės priimtas sprendimas, kad reikia objektyviai vertinti mokinius ir dėl to nereikėtų vertinti jų atsiskaitimų žodžiu, nes sunku objektyviai vertinti ir jie, žodžiu, pradėjo vertinti tik tai mūsų atsiskaitimus raštu ir tai reiškia, kad mes niekada nebeidom prie lentos. Ir aš, žodžiu, buvau visiškai atpratus kalbėti viešai. Universitete irgi kažkaip labai ten daug nereikėjo. Ir, žodžiu, galų gale, kai jau aš supratau, kad noriu vesti mokymus, kad mokymai yra tas sritis, kuri labai mane traukia, kur krypsta mano širdis, tai viešai kalbėti aš žiauriai bijojau. Bet geroji žinia yra ta, kad jeigu bijai, tai nereiškia, kad nereikia daryti, nes dažnai dalykai, kurių mes labiausiai bijom, tai yra būtent ta vieta, kur yra mūsų didžiausia dovana ir kur mes galim gauti daugiausia patirties ir pasitenkinimo ir džiaugsmo. Ir dabar, kai aš jau vedu mokymus 10 metų, jo šią vasarą bus 10 metų, tai aš tikrai džiaugiuosi, kad kažkada aš tą baimę įveikiau. Ir užtenka, kad noras būtų nors truputėlį stipresnis už baimę. Ir dėl to šiandien mes pakalbėsime apie tai, kaip pastiprinti norėjimo pusę ir kaip susilpninti baimę, kad labiau, labiau priartintumėm to noro išsipildymą. Galima tą daryti paraleliai. Tai kaip pastiprinti norą, pristatysiu 3 dalykus ir tada kaip paleisti baimę, šiek tiek patapinsim. Tai pirmas dalykas, kaip pastiprinti norą, tai yra tiesiog svajoti apie tai, kad jūsų noras jau išsipildė. Ir tada, kai aš norėjau vesti mokymus, tai aš įsivaizduodavau žmonių auditoriją, su kuriomis aš auditoriją, prieš kurią aš stoviu, kokias aš duodu jiems užduotis, ką jie išmoksta, ką jie atranda, kaip jie įsikvepia, sudalyvavę mano mokymuose ir, žodžiu, stebėti, svajoti, įsivaizduoti, kad tai jau vyksta, galit galvoti apie kažkokį tolimesnį laikotarpį, nes kai mes galvojam apie tai, kas vyks po mėnesio ar net ir po metų, tai kartais mums atrodo, kad tai yra per trumpas laikas, kad mes galėtumėm kažką pakeisti, bet jeigu mes galvojam apie ilgesnį laikotarpį, tada tai pasidaro labiau įmanoma, nes tada silpnėja netikėjimas, kad mes negalim to turėti ir negalim to daryti. Tai, žodžiu, tiesiog svajoti. Svajoti galima, viena mano draugė pasakojo, kad jai patinka pasvajoti atsikėlus ryte, dar nelipti iš karto iš lovos, o tiesiog pasvajoti, bet kaip faina būtų, kaip bus faina, kaip bus tas ir tas. Taip pat galima gaminti koliažus, žinot, kad aš esu didelė koliažų gerbėja ir mėgėja. Galima savo norus perrašinėti dažnai, galima rašyti kiekvieną dieną, priklauso nuo to, kuris būdas jums labiausiai patinka. Galima, aišku, naudoti ir visus, kuo daugiau naudosit, tuo greičiau pildysis. Tai pirmas dalykas, tiesiog aktyviai nuolat svajoti, priminti savo, kad toks yra mano noras, aš noriu duoti patvirtinimus visatai, aš noriu, kad ateitų. Tada antras būdas yra prašyti angelų pagalbos. Angelai yra vienas iš tokių naujesnių sudedamųjų dalių mano traukos dėsnio kelioniai, bet man atrodo, kad angelai tobulai atspindi tą idėją, kad visata mus palaiko ir visata nori, kad mūsų norai pildytųsi, tik tai mes patys esam patys savo stabdžiai ir kliūtis. Ir angelai, kadangi jie nėra susiję su viena kažkokia konkrečia religija, jie yra sutinkami visose absoliučiai pasaulio religijose, yra būtybės vadinamos angelais arba kažkaip panašiai. Ir jie tiesiog yra nuolat šalia ir jie nori mums padėti, jie tik tai laukia mūsų užsakymo, kad mes jiems duotumėm nurodymą, nes angelai, kaip ir visos dangiškos būtybės, jie neturi savo laisvos valios, jie neturi savo jokio plano, jie tik tai ieško, kam galėtų padėti, bet kad galėtų padėti, mes turim paprašyti. Tai kaipgi prašyti angelų pagalbos, tai man patinka prašymas padėkos forma, nes kai mes prašom, visada yra duodama. Ir padėkos forma tai yra sakyti, ačiū angelai, kad pildot mano norą. Mano atveju galėtų būti ačiū,
kad padedat man vis geriau vesti mokymus ir pasiekti vis didesnę auditoriją, vis daugiau žmonės, kuriems aš galiu padėti. Tai tiesiog ačiū, kad padedat man, arba jeigu kartais pamirštate tą formuluotę, tai taip pat galite ir sakyti, prašau, padėkit man, irgi veikia. Bet ačiū, kad padedat, tai man kartu yra toks priminimas, kad tai tikrai veikia. Ir mano vienas iš būdų, kaip angelai perduoda žinutes, yra angelų kortos. Tad pasižiūrėkim, kokią šiai dienai turėsim, kokia iškris angelų korta, kokia pasirodys. Man atrodo, jau buvo prieš kelias savaitės šitas įrašas. Sukoncentruok savo protą. Ir malda yra ačiū angelai, kad padedat man susikoncentruoti į mano prioritetus, į tai, ko aš noriu. Na, tai labai susijęs su šiandien dienos tema ir su tuo, ką aš dabar pasakau, kad svarbu yra svajoti, aktyviai sukoncentruoti savo protą į tai, kaip mes norim, kad būtų, o ne į tai, kaip nenorim, kad būtų, arba ne į tai, kaip dabar yra, nes mes gaunam tai, į ką nukreipiam savo dėmesį. Tai jeigu nukreipiam savo dėmesį į dabartinę situaciją ir jeigu toj dabartiniai situacijoje kažkas mums nepatinka, reiškia, mes turėsim to daugiau ir mes vis atkursim iš naujo tą pačią dabartinę situaciją. Tai jeigu norim turėti kažką kitką, turim pradėti svajoti ir aktyviai koncentruoti savo mintis į tai, kaip norim, kad būtum. Tai ne visada yra labai lengva, bet tikrai įmanoma, su praktika yra išmokstama. Dėl to mano traukos dėsnio magijos programos dalyvės gauna kiekvieną rytą vis kitą mintį apie traukos dėsnį, kaip priminimą ir kaip būdą įprasti koncentruotis į tai, ko aš noriu, į tai, kaip aš noriu, kad būtų. Tai žodžiu, pirmas žingsnis, kaip stiprinti norėjimą, pirmas būdas tai yra daugiau svajoti, antras būdas yra prašyti angelų pagalbos ir žinoti, kad jie visada padeda, kai tik tai mes paprašom. Ir trečias būdas yra veikti, nes neužtenka tik tai svajoti tam, žodžiu, minčių ir energijos lygmenyje, svarbu yra imtis konkrečių veiksmų, kurie parodo visatai mūsų pasiryžimą, kuriuos mes pasakom, taip aš esu pasiruošusi, taip aš noriu, kad tai ateitų ir aš einu link to. Ir čia svarbu pagalvoti, kokį mažą žingsnį jūs galėtumėte žengti, kad jūs link to noro išsipildymo pajudėtumėt. Ir pavyzdys, jeigu su mano mokymų vedimu, tai aš kai jau įsivardinau savo, kad aš noriu vesti mokymus, tada aš pradėjau ieškoti progų, kur aš galiu viešai kalbėti, nes aš žinau, kad tik tai per praktiką išnyksta arba bent jau sumažėja ta baimė. Ir aš dalyvavau tokiam viešo kalbėjimo čempionate, kuris vyko ten vietiniu lygiu. Ir aš laimėjau tam čempionate, gal kokią antrą vietą. Ir prizas buvo pusės metų narystė Toastmasters viešo kalbėjimo klube. Tai, žodžiu, aš dėjau mažą žingsnį, nes sudalyvau tam čempionate, pasiruošiau, tikriausiai ten buvo kažkokia tema, aš jau dabar net neatsimenu, pasiruošiau kažkokią tai kalbą. Ir kadangi man pasisekė ir aš gavau prizą, galimybę dalyvauti pusę metų Toastmasters klube ir ten aš eidavau, neatsimenu, ar ten kartą per savaitę ar 2 kartus per savaitę vykdavo susitikimai ir kiekvieno susitikimo metu aš sakydavau kalbas. Na, ten taip yra sukonstruotas formatas, kad visi sako kalbą arba pasiruoštą kalbą arba trumpą ekspromptinę kalbą. Ir taip aš įgavau vis daugiau praktikos, vis daugiau patirties ir taip vis labiau augau. Tai, žodžiu, veikti fiziniam lygmenį, dėti konkrečius žingsnius, ieškoti, koks yra pats mažiausias žingsnis, ką aš galiu padaryti, kad parodyčiau, kad tas noras jau yra pakeliui, kad to noro išsipildymas jau yra pakeliui. Taigi svajoti, prašyti angelų pagalbos, dėkoti, kad jie padeda ir veikti. Tai čia yra norėjimo dalis. Ir dar komiškas pavyzdys, irgi iš traukos dėsnio magijos programos dalyvės Simonos. Jinai pasakojo, kad jie važiavo su šeima pirkti automobilio ir įsėdo į vieną pabandyti, pasižiūrėti, ar jiems patiks. Ir, žodžiu, jie ir sako, Simona, aš paprašiau mintyse, kad angelai parodytų man ženklą, ar šitas automobilis yra tinkamas man.
tinkamas mums, mūsų šeimai ir paprašiau, kad tas noras būtų aiškus, kad aš suprasčiau, nes kartais angelai siunčia labai tokius simbolinius ženklus ir tada mums reikia šiek tiek daugiau laiko, kad atsiųstų, kad žodžiu paprašytumėm dar vieną ženklą, kad suprasčiau, bet kadangi jau jie įsėdo į tą automobilį, tai jie reikėjo gan greitai nuspręsti, ar jinai nori, ar ta mašina yra jiems, ir žodžiu, jie paprašė ženklo ir jiems bevažinėjant jų mažas vaikas, kurį pasiėmė į tą automobilio išbandymą, apsivėmė ant galinės sėdynės. Tai sako, supratau aiškiai, kad ne mums šitas automobilis, viskas baigėsi laimingai, saloną jie išvalė, kitą dieną surado automobilį, kuris tiko jiems, tai žodžiu, kai prašom angelų ir kai paprašom, tai jie gali tikrai labai aišku ženklą atsiųsti. Na ir šalia noro pastiprinimo dar yra labai veiksmingas dalykas silpninti baimę. Tai yra susilpninti tą savo dalį, kuri bijo, kad tas noras nesipildys, kuri bijo, kad tai neįmanoma, ir tą dalį, mes nenorim jos visiškai atsikratyti ar kažkaip tai nuneigti jos, dėl to, kad kai bandom nuneigti kažkokią emociją, tai jinai iškyla dar stipriau. Tai yra panašiai, lyg įsivaizduokit, bandytumėt kamuolį laikyti po vandeniu. Tai kuo labiau bandot laikyti, spausti jį žemyn, tuo sunkiau, ir kai paleidžiat, jisai ištikšta į viršų purslai. Tuo tarpu, jeigu jūs tiesiog paleidžiat tą kamuolį, tai jisai savo ramiai plūduriuoja vandens paviršiuje. Tai panašiai ir su emocijom, mes nenorim kažkaip jų nuneigti, mes norim leisti joms iškilti ir norim jas paleisti. Ir apie tai tą padeda daryti tapingas. Daugiau apie mano tapingo įrašus galite rasti YouTube, jeigu tiesiog parašysit mano vardą pavardę, Justina Vasilevčiūtė, tapingas, kaip paleisti baimę, ir dar aš esu daugiau įrašų padarius, 6, gal 7, 8 skirtingom temom. Ir šiandien mes tiesiog padarysim trumpą tokį raundą, kadangi jau esam čia visi kartu susirinkę, ir tiesiog padarysim tapingo skriptą apie tai, kad dalis manęs bijo, kad nesaugu mano norų išsipildyti, nes tai yra iš esmės dėl ko norai nesipildo, nes dalis mūsų bijo, kad nesaugu mums yra leisti, kad tas noras išsipildytų. Tai pradžiai pagalvokit apie kažkokį norą, kuris norit, kad išsipildytų, ir pagalvokit, pabandykit pajausti skaliai nuo 1 iki 10, kiek jums yra, kiek jaučiat baimės, kad tas noras gali neišsipildyti, arba kiek jaučiat baimės, kad tas noras išsipildys. Na, tiesiog pabandykit užfiksuoti, koks yra baimės lygis susijęs su tuo noru, ir užsirašykit skaliai nuo 1 iki 10, kur jūs esat, ir mes tada visi kartu giliai įkvėpsim ir iškvėpsim, ir tada pradedam. Tiesiog kartokit paskui mane. Nors aš bijau, kad mano noras neišsipildys, aš priimu tai, kaip aš jaučiuosi. Nors aš nežinau, ar saugu man leisti, kad mano noras išsipildytų, aš priimu tai, kaip aš jaučiuosi. Nors dalis manęs bijo, kad nesaugu yra mano norui išsipildyti, aš myliu ir visiškai priimu save, aš priimu tai, kaip aš jaučiuosi, ir atleidžiu savo. Jaučiu daug baimės, o ką jeigu mano noras neišsipildys? Ar tikrai saugu mano norui išsipildyti? Iš kur tiek baimės? Kodėl aš jaučiu tą baimę? Kas čia per baimę? Aš juk noriu, kad mano noras išsipildytų. Visa ta baimė. Tiek daug baimės, kad mano noras neišsipildys. Arba kad išsipildys. Na ir dar vieną pereinam su pozityvesniais teiginiais. Saugu man jausti tą baimę. Ir saugu man ją paleisti.
mažai žingsneliais. Kiekvieną dieną paleidžiu savo baimę, leidžiu savo norą išsipildyti. Priimu angelų pagalbą, priimu visatos pagalbą. Tegul viskas vyksta tinkamu metu. Ir dabar įkvepiam ir iškvepiam. Ir tiesiog pajauskit, kas pasikeitė. Ir kiek yra intensyvus baimės jausmas. Kažkam gal bus padidėjęs, kažkam sumažėjęs, kažkas gal ir nieko labai konkretaus nepajautėt. Tapingas yra toks subtilus procesas ir kuo daugiau jį darai, tuo aiškiau pasidaro, tuo pradedat aiškiau jausti apskritai, ką jaučiat, nes pradedat leisti savo jausti ir taip po truputį paleidžiat. Tai duokit savo laiko ir darykit tai dažnai ir žinokit, kad viskas, ko norit, ateina. Ir einam šiandien jau į pabaigą. Tai jeigu jums buvo vertinga tai, ką šiandien aš pasakau ir tai, apie ką kalbėjau, tai labai prašau pasidalinkit, kad daugiau žmonių išgirstų ir galbūt jiems irgi kažkas suskambės iš to, ką aš sakiau. Taip pat pakomentuokit, parašykit, kokį vieną dalyką paėmate iš mūsų šiandien dienos susitikimo, kas jums buvo svarbu, ką norit prisiminti, ką norit išbandyti. Ir taip pat noriu anonsuoti, kad balandžio 2 dieną, tai yra už 2 savaičių, susitinkam mano ilgesnėme seminare apie traukos dėsnį, pinigus ir angelus. Tad jeigu norit daugiau apie traukos dėsnį, daugiau pinigų ir daugiau angelų palaikymo, būtinai prisijunkit, bus labai gerai, užtruksim ten apie 45 minutės iki valandos, priklausomai nuo to, kiek sulauksiu klausimų. Ir kaip viskas eisis, tad ieškokit po šio video nuorodos, kaip užsiregistruoti, kaip dalyvauti, paskui atsiųsiu įrašą, tik tai tiems, kurie užsiregistruos. Tad būtinai užsiregistruokit ir taip pat anonsuoju, kad taip pat balandžio 2 savaitėm aš atidarau registraciją į savo programą Traukos dėsnio magija. Turit galimybę prisijungti prie dar vieno gyvo raundo, viskas vyks gyvai, papasakosiu taip pat balandžio 2 dieną daugiau apie tai, kaip viskas vyks. Tai pakomentuokit, parašykit, kokį vieną dalyką pasimsit, pasidalinkit šiandienos įrašų ir dar kitą savaitę mes susitinkam ir kalbėsim apie tai, kodėl kartais kai kurie norai užtrunka ilgiau ir nesipildo taip greitai, kaip mes norim, ką su tuo daryti, kaip į tai reaguoti ir kaip padaryti, kad tai pildytųsi greičiau, jeigu tai įmanoma. Smagu buvo pasimatyti, puikios savaitės ir iki kito antradienio. Iki.